Labą dieną. Šiandien noriu Jums pristatyti politikės profesorės, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir visuomenės veikėjos, Lietuvos moterų asociacijos prezidentės Kazimieros Danutės Prunskienės sudarytą ir 2001 metais išleistą albumą Lietuvos moteris. Knygoje supažindinama su 227 iškiliomis politikos, mokslo, kultūros ir sporto bei kitų sričių atstovėmis. Pasak knygos sudarytojos profesorės Kazimieros Danutės Prunskienės, knyga Lietuvos moteris supažindina su kultūros, mokslo, politikos, švietimo, sporto ir kitose veiklos srityse pasižymėjusiomis moterimis. Kazimiera Prunskienė yra prisipažinusi, jog tokią knygą išleisti ją paskatinusios moteris, realizavusios savo galimybės, sugebėjusios gyvenime įveikti sunkumus. Politikė sakė mananti, jog ši knyga paskatins ir kitas moteris siekti karjeros, nebijoti pasitikėti savimi. 5000 tiražų išleistas albumas tokiu pat tiražu buvo išleistas ir anglų kalba bei pristatytas Frankfurto knygų mugėje. Manau, kad ir jūs, mėly skaitytojai, turėtų sudominti šis albumas, kuriame jūs rasite daugelį iškilių Lietuvos moterų, nuo politikių iki sportininkių bei meno srities atstovių. Albume pateikiama nemažai nuotraukų, o taip pat įvairių biografijos faktų. Smagių akimirkų su knyga ir iki kitų susitikimų.